Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje įprastai aptariame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Tiesa, ne šį kartą. Senokai nebendravome, paskutinė įrašyta tinklalaidė buvo 23 metų apžvalga, o savaitinė apžvalgų rubrikoje sausra tęsiasi bene daugiau negu 3 metus. Oho, kaip greit prabėgo. Tačiau norėčiau grįžti prie apžvalgų siuntimo laiškais, o tai reiškia taip pat ir prie tinklalaidės, kuri, kaip žinia, naujienlaiškiais siunčiamomis apžvalgomis yra paremta. Kol kalbame apie techninius dalykus, jei labiau apžvalgas mėgstate skaityti, o ne jų klausytis, galite jas visas, o taip pat ir šią gauti ir skaityti raštu. Jei naudojate Substack platformą, naujienlaiškius nuo šiol rasite ir ten. Visos nuorodos tinklalaidės aprašyme. Jei čia patekote pirmą kartą ar primiršote ir dvejojate, ar energetikos naujienų apžvalgos jums bus įdomios, turiu šį tą ir jums. Per ateinančias 20 minučių ar panašiai supažindinsiu jūs su visų kontekstu, kurį mano supratimu reikia žinoti. NATO is launching Baltic Sentry. Goodbye Russia, goodbye Lenin. Žinau, kokia šiais laikais ta gyvenimo skuba, tad pradėkime nuo santraukos. Antrasis šio amžiaus dešimtmetis Lietuvos energetikoje buvo palyginti sėkmingas. Įgyvendinti energetikos infrastruktūros projektai leido atsijungti nuo Rusijos. Tačiau kai kurie segmentai, tokie kaip energijos gamybos plėtra ar mažmeninė energetika, stagnavo. Pastarieji keli metai atnešė tektoninius lūžius bene visoje šalies energetikoje. Strateginių projektų era baigėsi, atsijungimas nuo Rusijos ir jos pradėta plataus masto invazija į Ukrainą padidino vietinės elektros gamybos svarbą. Smarkiai išaugo privataus kapitalo vaidmuo. Naujas technologijos, elektros tinklo skaitmenizacija ir gausios subsidijos pakeitė elektros vartotojo profilį. Dabar jis turi daugiau pasirinkimų, o gaminantis vartotojai daro įtaką visai energetikos konjunktūrai. Energetikos politika tuo tarpu grįžo į 2012 metus. Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija paseno dar nepriimta, palikdama daug erdvės žalingoms populistinėms idėjoms. Geopolitika taip pat maišo kortas, ne tik dėl Rusijos pašalinimo iš Europos energetikos. Tad šiandien energetika priartėjo prie kiekvieno vartotojo, energetikos politika blaškosi rūke, populistai kelia galvas namuose, o aplink siaučia geopolitinis uraganas. Manau, kad laukia įdomus metai. Įprastai naujienlaiškiuose kuo glaučiau pateikiu faktinę informaciją apie praėjusią savaitės įvykius energetikos sektoriuje. Tačiau šį kartą pasielgsiu neįprastai ir pasidalinsiu su jumis keliomis mintimis apie tai, kas, mano supratimu, bus pagrindinės temos Lietuvos energetikoje ateinančiais 2026 metais. Tiesa, apžvalga apims gerokai platesnį laikotarpį nei tik 1 metai. Plačiais potėpiais aptarsime visą antrąjį šio amžiaus dešimtmetį, tuomet pastarųjų kelių metų pokyčius. Visą tai padės suprasti, kokios temos ir kokie procesai bus aktualūs kitąmet. Tebūnie tai kompaso kalibravimo pratimas, skirtas tam, kad susivoktume, kokį Lietuvos energetikos vystymosi kelią jau nuėjome ir kur jis veda toliau. Taip pat tai padės man jums paaiškinti, kodėl manau esant reikalinga grįžti prie energetikos naujienų apžvalgų, o visą tai galbūt padės jums apsispręsti, ar norite tokias apžvalgas gauti. Tai štai tie platūs potėpiai. Antrasis amžiaus dešimtmetis Lietuvos energetikoje gali būti vertinamas kaip palyginti sklandus ir sėkmingas. Vyravo energetikos ministro Arvydo Sekmoko užduotas tonas, kuomet energetikos politika buvo suprantama kaip strateginių energetikos projektų visuma. Bent dalies jų paskirtis buvo išsivaduoti iš Maskvos kontrolės energetikoje. Per palyginti nedidelį laikotarpį buvo įgyvendintas įspūdingas kiekis tokio pobūdžio užduočių. Nutiestos tarptautinės elektros jungtys su Lenkija ir Švedija, pastatytas suskystintų gamtinių dujų importo terminalas, dujotiekis su Lenkija. Šio proceso finalinis akordas – elektros sistemos perjungimas iš posovietinės IPS-UPS sistemos Brel žiedo prie kontinentinės Europos sinchroninės zonos. Tai nutiko 25 metų vasarį. Tam prireikė įgyvendinti beveik 30 atskirų elektros sistemos projektų. Nors peršingimas nuo vienos sistemos prie kitos įvyko metų pradžioje, dalis vadinamųjų sinchronizacijos projektų buvo užbaigiama dar visus šiuos metus. Paraleliai per aptariamą laikotarpį buvo restruktūrizuotas valstybinis energetikos sektorius. ES trečiojo energetikos paketo įgyvendinimas padėjo apytiksliai logiškai išskaidyti valstybės turtą jį valdančiams bendrovėms.
Finansų ministerijos kontrolėje atsidūrusi Lietuvos energija po holdingo struktūrą sutelkė ir performatavo tai, kas anksčiau buvo rytų ir vakarų skirstomieji tinklai, Lietuvos dujos ir dalis ankstesnės Lietuvos energijos. Šilumos ūkiai tuo metu atiteko savivaldybėms. Kitoje rankoje po energetikos ministerijos sparnu buvo padėti magistraliniai elektros ir dujų tinklai atitinkamai Litgrid ir Abergrid rankose. Šios temos vyšnia ant torto turėtume laikyti Ignitis grupės pirminį viešą akcijų platinimą 2020 metais, kai bendrovė simbolinį Lietuvos energijos gamybos reso listingavimą pakeitė realiu apie 25% visos įmonių grupės listingavimo. Ir už tai gavo 450 milijonų eurų kokybiškai naujam plėtros etapui. Kitas tokios energetikos politikos lazdos galas yra tas, kad dauguma dalykų, kurie nepateko į strateginių projektų apimtį, arba nejudėjo, arba nesisekė. Elektros energijos gamybos plėtra, pavyzdžiui, atrofavosi, mat nauji gamybos renginiai negalėjo konkuruoti su pigia importuojama elektros energija. Ne tik iš bene pigiausia elektra pasaulyje apdovanotos Skandinavijos, bet ir iš Rusijos bei Baltarusijos. Geriausia to iliustracija tapo 2012 metais be didesnių aplodismentų inauguruotas 9 Elektrėnų blokas. Teoriškai galėjęs patenkinti 20-25% šalies elektros poreikio, per pirmus 10 savo gyvenimo metų blokas veikė 772 dienas ir 6 valandas, per kurias pagamino 5,6 teravatvalandės elektros, tai yra buvo apkrautas apytiksliai 14%. Su ES nederinamos subsidijos šiam agregatui skirtos tuo laikotarpiu tik per plauką neužsitraukė Briuselio antimonopolininkų baudos. Politikams pigi elektra patiko, todėl niekas nenorėjo subsidijuoti naujos gamybos, mat subsidijos gula į elektros tarifus, kuriuos moka vartotojai. Dėl tos pačios priežasties nieko nebuvo daroma ir su elektros importu. Net ir rusiškos elektros apmokestinimas prie ES sienų Vilniuje nebuvo laikomas prioritetiniu klausimu. Importuojama elektra buvo gaminama deginant už Rusijos vidaus kainomis pirktas dujas, nemokant taršos mokesčių, todėl buvo gerokai pigesnė nei bet kas, ką galėjo pagaminti vietiniai. Nors Taline buvo keliamas triukšmas, Vilniui tai buvo iš principo neįdomu, o Karaliaučiuje gaminama elektra buvo importuojama net ir po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą 22 metų vasarį. Elektra keliavo čia tol, kol Interrao nebuvo Norvegų išmesta iš Nord Pool elektros biržos 22 metų gegužę. Tai buvo padaryta, nes dėl sankcijų Igoriui Sečinui sutriko atsiskaitimai tarp Rusijos bendrovių ir biržos. Atsinaujinanti energetika po pirmųjų ribotos apimties bandymų antrojo amžiaus dešimtmečio pradžioje taip pat stovėjo kaip įkasta. Pirmasis sausumos vėjo aukcionas įvyko tik 2019 metais, o jo nugalėtojas Windfarm Akmenė One parką pastatė tik 2024. Kalbant apie nejudančius dalykus, mažmeninis energetikos segmentas taip pat nejudėjo. Nors formalių kliūčių nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams ilgainiui neliko, elektros tiekimas gyventojams liko valstybinio monopolio, tai yra visuomeninio tiekimo rankose. Vienas tarifas galiodavo visus metus ar pusmetį ir beveik visada pamažėdavo prieš rinkimus. Gyventojai, kaip ir buvo įprasta, lindo į rūsius nuskaityti skaitliukų arba užmesdavo į priekį tiekėjui pagal tarifą ir prie klausimo grįždavo tada, kai ESO paskaičiuodavo neatitikimą tarp deklaruotų duomenų ir faktinio suvartojimo reguliuojamo laikotarpio pabaigoje. Taip, dalis technologijų, pavyzdžiui, elektromobiliai ar baterijos, dar nebuvo pakankamai subrendusios. Tačiau joms trūko ir reguliacinio palaikymo. Reguliuotojo nesisekė įtikinti išmaniųjų skaitiklių naudą, o be jų nebuvo ir prasmės galvoti apie įvairesnius energijos vartojimo būdus. Tačiau visą tai pastaruoju metu ėmė staigiai keistis. Per pastaruosius 4 metus situacija labai smarkiai pasikeitė. Strateginių projektų eros pabaiga sutapo su Rusijos energetiniu karu prieš Europą, visą tai sukėlė atsinaujinančios energetikos sprogimą. Strateginių projektų era baigėsi su atsijungimu nuo Brel. Tai buvo paskutinis žingsnis nusikratant Sovietų Sąjungoje sukurtų Maskvos infrastruktūrinių čiuptuvų. Pirmasis nutrūkos amžinuoju Družbos naftotiekio atšakos vedusios į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą remontų. Ja pakeitė Būtingės terminalas. Jis buvo statytas anksčiau, tikintis eksportuoti rusišką naftą jūrą. Antrasis čiuptuvas atsitraukė, kai Klaipėdoje pradėjo veikti dujų importo terminalas. Šiuo laikotarpiu apraminti rusus padėjo ir Briuselyje pradėtas antimonopolinis tyrimas prieš Gazprom. Paraleliai vyko sparti biokuro plėtra šilumos sektoriuje. Jis smarkiai sumažino dujų poreikį gyventojų kasdienai.
Brel žiedo išardymas, tai yra elektros jungčių nukirpimas, buvo, kaip minėjome, trečias ir paskutinis išties strateginis, tai yra valstybės geopolitiniai krypčiai svarbus projektas. Bendrai didelių energetikos infrastruktūros projektų dar yra, tačiau jų numanomas poreikis – sistemos plėtra ir gerinimas. Harmony Link jūrinė elektros jungtis su Lenkija buvo vienintelis tikrai nepavykęs sinchronizacijos projektas. Dabar jį persikėlė į sausumą ir bus tiesiama lygiagrečiai Rail Baltica geležinkelių jungties. Tariamasi ir dėl viso Baltijos regiono sujungimo jūrą tiesiogiai su Vokietija. Europinių lygių taip pat suplanuotas vandenilio stuburas žaliosioms dujoms pritaikytas dujotiekis nuo Suomijos iki Vokietijos, tačiau kol kas tai tik ankstyvos stadijos projektai. 25 metų vasarį atliktas atsijungimas nuo Rusijos sistemos ne tik užbaigė strateginių elektros projektų erą, bet ir uždarė elektros importo iš Rusijos ir Baltarusijos failą. Atsijungimas yra fizinis, todėl nepalieka jokių galimybių elektros mainams, mat Rusijos invazija į Ukrainą išsprendė dilemą dėl to, kas turėjo nutikti su senosiomis elektros linijomis tarp Lietuvos ir Rusijos bei Baltarusijos. Pagal ligtolinį sumanymą, senųjų linijų likimą Baltijos šalių vardu su rusais turėjo derinti Briuselis. Tačiau Kremliaus agresija pasufleravo sprendimą. Kirpti linijas nesirūpinant kokių nepatogumų, tai galėtų sukelti kitai pusiai. Po teisybei, importas iš vadinamųjų trečiųjų šalių mažėjo dar prieš fiziškai išmontuojant linijas. Baltarusišką elektrą Lietuva nustojo importuoti su Astravo atominės elektrinės startu 20 metų lapkritį. Rusiškas elektros importas vyko iki 22 gegužės. Mažėjantis importas turėjo didinti elektros kainas Lietuvoje. Politiškai tai buvo mandagiai nutylima, tačiau labai sunku įveikti pasiūlos ir paklausos dėsnius. Tačiau visą importo mažėjimo poveikį užgožė energijos kainų šokas, kurį sukėlė 21 metų vasarą pradėtas Rusijos energetinės karas prieš Europą. Tai taip pat buvo paskutinis sukrėtimas iš dešimtmečio snaudulio pažadinės investicijas į elektros energijos gamybą. Šios skilo į kelias dalis. Pirma, tai gaminantis vartotojai. Elektros kainų šuolis sutapo su Kinijos saulės modulių perprodukcijos antplūdžiu į Europą absurdiškai dempinguotomis kainomis, o vyšnia ant torto tapo jau anksčiau pradėta teikti parama nuosavoms saulės jėgainėms. Tinkamo dydžio nuosavos saulės jėgainės atsipirkimas susitraukė nuo 5-7 metų 2019 iki apytiksliai 1,5 ar 2 metų 2024. Tiesioginės subsidijos iki sukrėtimo buvusios pamatuotos ir racionalios buvo sumažintos, bet ne taip smarkiai, kad pastebimai sumažintų pirkinio patrauklumą. Gaminančių vartotojų skaičius tuo laikotarpiu išaugo nuo 3384 iki 171 tūkstančio. Jų įrenginių galia nuo 27,5 MW iki 1,9 GW. Antra dalis – tai komercinis atsinaujinančias energetikos kompleksas, tai yra saulės ir vėjo parkai. Šių išteklių statytojai reagavo į išaugusias elektros kainas bei staiga panorėjusius skolinti bankus. Vėjo ir saulės elektrinių įrengtoji galia Lietuvoje 19-aisiais siekė 0,5 GW, šiemet jau siekia 5,3 GW. Pastaruoju metu investicijos vis dažniau krypsta į tinkle veikiančias baterijas. Iš dalies dėl to, kad rinkos sąlygos, diktavusios milžinišką saulės ir vėjo energijos plėtros tempą, pamažu išsikvepia. Pirma buvo saulė, ją seka vėjas, baterijų laukia panašus ciklas. Taip sutapo, kad energetikos kainų šoko įkarštyje įvyko ir antrasis elektros tiekimo rinkos liberalizavimo etapas. Reguliuojamo tarifo užbaigimas savo naujausių pavidalų prasidėjo 2021-aisiais ir buvo išskaidytas į 3 dalis. Pirma, prieigos prie reguliuojamų kainų neteko 140 tūkstančių stambiausių buitinių elektros vartotojų. Likę 2 etapai buvo vienodi pagal vartotojų skaičių po 760 tūkstančių namų ūkių. Antrasis turėjo įvykti 2022 metais, tačiau energijos kainų šoko akivaizdoje jis buvo atidėtas pusmečiui. Dar toliau iki 26 metų pabaigos nukeltas 3 etapas, jis vėliau padalintas į 2. 4 vartotojų dalis, smulkiausi ir pažeidžiami vartotojai, reguliuojamų tarifų elektrą galės pirkti iki 2030 metų. Visgi gimdymo skausmai pamažu blėsta. Elektros vartotojai įprato prie platesnio planų pasirinkimo, tiesa, sistemoje dar daugybė skylių ir vargu, ar ją galime vadinti tvaria. Energetika į dažno mūsų namus atnešė ir šiemet baigtas išmaniųjų skaitiklių diegimas. Tokiais įrenginiais dabar apskaitoma beveik visa buitiniams vartotojams tiekiama energija, ji ir įgalina visus tos įvairesnius tiekimo planus. Tuo metu lankstesnio elektros tiekimo poreikį būstui didina šildymo ir mobilumo elektrifikacija.
Būstuose dažniau atsiranda šilumos siurbliai ir elektromobiliai. Tuo metu energetikos politikai visą tai reaguoja refleksyviai. Dar 2021-aisiais į ją grįžo 2012-ieji ir vis dar neišėjo. Nepaisant aptartų pokyčių energetikoje vis dar siekiama rasti strateginius projektus ir juos įgyvendinti. Santykis su privačiu kapitalu ar mažmeninė energetika taip pat nesikeičia. Strateginiai projektai buvo akivaizdžiai strateginiai, kai reikėjo infrastruktūros reikalingos sukurti alternatyvas Maskvos kontroliai. Dabar viskas sudėtingiau ir skirtingos vyriausybės nesutarė, kas vis dėlto yra jūrinio vėjo parkai. Jų plėtra buvo pradėta kaip programa, kuria buvo siekiama išvystyti naują energetikos rūšį, tuo pačiu pritraukiant užsienio investicijų. Pasikeitus vyriausybei, tai pavirto aukcionų muliažu pridengta užduotimi valstybės valdomai Ignitis grupiai. Senos mados politika diktuoja, kad energetikos politika yra energetikos projektai, todėl jūrinio vėjo parkai tapo strateginiais projektais, prie kurių buvo prilipdytas strateginis tikslas – vietinės energijos gamybos didinimas. Naujausia vyriausybė savo filosofijos šiuo klausimu visai neturi ir blaškosi. Jūrinių vėjo parko aukcionų rezultatai atspindėjo šį projektų sustrateginimą. Visi bandymai pritraukti privatų kapitalą patyrė nesėkmes. Vieninteliame rezultatą pasiekusiame aukcione portugalų prancūzų Ocean Winds pasirodo dalyvavo formaliai. Turiu stiprų įtarimą, kad lenkų Orlen Neptun taip pat. Paraleliai sausumoje privatus kapitalas įrodė, kad gali sukurti elektros energijos pasiūlą be didesnio valstybės įsikišimo, jei jai atsiranda rinkos sąlygose atsispindintis poreikis. Teoriškai tai galėtų reikšti, kad energetikos politikai užtektų imti skatinimo, užuot ėmusis projektų nuo pradžios iki pabaigos. Taip buvo sumanyta anksčiau. Tikėtina, taip tikslas būtų pasiektas mažesnėmis sąnaudomis visiems elektros vartotojams. Tačiau tam reikėtų, kad valstybė pasitikėtų privačiu kapitalu, o 2012 mados politika su juo nebendradarbiauja, o kovoja. Nemaža dalis ankstesnių verslo intervencijų į energetiką buvo stulbinančiai nesėkmingos. Prastų istorijų buvo ne viena ir ne dvi, tačiau spėčiau, kad Leo LT istorija paliko ryškiausią ir neišdildomą neigiamą įspūdį energijos politikos formuotojams. Tiesa, šiandienos energetikos verslas yra visai kitoks nei prieš 15 metų. Anksčiau privatus interesai buvo nesunkiai išvardinami tiek akcininkų, tiek politikų pavardėmis ir saujelės įmonių pavadinimais. Dabar mes turime doroti su situacija, kai energetikoje dalyvauja ne tik valstybinės energetikės, bet ir privataus kapitalo fondai, statybų ir rangos bendrovės, instituciniai investuotojai, smulkus projektus rengiantys verslininkai ir netgi mažmeniniai investuotojai. Viešo sektoriaus atviras priešiškumas, įtarumas ir paranoja išliko, bet jų taikinys nebūtinai atitinka senuosius stereotipus. Tiesa, tai nereiškia, kad senoji kenkėjiška gvardija kažkur pasitraukia. Nepaskaitomo ilgumo ir kankinamos nuobodybės straipsnius Lietuvos žiniose pakeitė identiški straipsniai Alfa LT. Temos kitokios, tačiau temos visada buvo veikiau formalumas. Žmonės tie patys. Taip sutapo, kad pastarųjų kelių metų pokyčių įkarštyje atėjo laikas atnaujinti energetinės nepriklausomybės strategiją. Turi būti atnaujinama kas 5 metus, tačiau dabartinė jos redakcija paseno labai sparčiai. Prielaidos dėl elektros paklausos augimo ar naujų technologijų pasirodymo grafiko nebuvo realistiškos jau priėmimo metu. Todėl visos studijos atliktos rengiant šią strategiją šiandienos vertinimu kalba apie hipotetinius, o ne realius scenarijus. Visą tai reiškia, kad energetikos politika formaliai turi pagrindinį strateginį dokumentą. Tačiau jame nėra realistiškos strategijos, kuria būtų galima produktyviai vadovautis. Toks politinės krypties nebuvimas, drįsčiau teigti, prisideda prie to, kad daug erdvės turi populistinės iniciatyvos. Pirma tokia iniciatyva – minėtojo Ignitis grupės vystomo jūrinio vėjo parko auditai. Jie atliepia tą pačią strategiją, kurią tie patys žmonės taikė dujų importo terminalą statančius Klaipėdos naftos, dabar jį vadinasi KN Energies, atžvilgiu. Kol kas auditas buvo vienas, bet jų tikrai bus daugiau. Kaip pretekstu prisidengiančiais auditais ir žadant pigesnę elektrą, kaitinamas siekis delistinguoti Ignitis grupės akcijas. Tai būtų labai brangus ir didelis žingsnis atgal energetikos sektoriaus valdysenoje, be jokios akivaizdžios naudos energijos vartotojams. Šiuo atveju tikslas, mano įsitikinimu, yra labai primityvus – sukurti kuo daugiau landų milžiniškoje energetikos grupėje, kur politikai galėtų įdarbinti savus. Mažmeninė energetika
nepaisant technologijų progreso, taip pat yra traktuojama kaip senais gerais laikais, kaip rinkėjų papirkinėjimo įrankis. Gaminantys vartotojai daro realią neigiamą įtaką energetikos ekosistemai. Dalis subsidijų jiems keliauja iš elektros tiekėjų kišenės. Ši išlaidų eilutė auga taip pat sparčiai kaip gaminančių vartotojų skaičius ir tai jau reiškia nuostolius elektros tiekėjams. Akivaizdu, kad nuostolį nešančios veiklos nėra tvarios ir situaciją reikia spręsti. Tačiau politikai vis labiau spraudžia save į kampą, žadėdami nemažinti gaminantiems vartotojams tenkančių privilegijų ir nedrįsdami pilti vandens ant gaisrų liepsnojančio lūkesčių laužo. Elektros rinkos liberalizavimas taip pat juda vienu metu, spaudžiant ir stabdį ir gazą. Mat visuomeninio tiekimo tarifas mažėja bene prieš kiekvienus rinkimus, o jo panaikinimas užbaigtų šią tradiciją. O tradicijos ne juokas. Tarsi viso to nebūtų gana. Besikeičianti geopolitika neša dar daugiau sumaišties į energetikos sektorių. Energetinio Rusijos karo prieš Europą akivaizdoje. Dujų tiekimas suskystintų pavidalu tapo Europos išsigelbėjimu. Rusiškas vamzdinės dujas pakeitė norvegiškos, amerikietiškos ir Kataro suskystintos gamtinės dujos. Tačiau naujieji tiekėjai netruko pasisemti idėjų iš buvusiojo. Kataro ir JAV dujų pardavėjai jau spaudžia Europą keisti priimtus reikalavimus dėl metano išmetimų dujų gavyboje. Nerimo dėl dujų ir naftos tiekėjų patikimumo prideda Vašingtono ekonominis muitų karas prieš beveik visą pasaulį, taip pat ir Europą. JAV politikos pokyčiai Europos atžvilgiu fiksuojami jau ir strateginiuose dokumentuose ir jie gali virsti netikėtais sukrėtimais. Situacija kiek lengvina tai, kad suskystintų dujų tiekėjus keisti daug lengviau nei vamzdinių, tačiau arčiau namų didėjanti Vašingtono ir Minsko draugystė. Ji gali pamėtėti nemalonių dilemų sankcijas ūsuoto diktatoriaus režimui išlaikyti siekiančiai Lietuvai. Karas ir sinchronizacija pakeitė ir tai, kokį vaidmenį regione vaidina Baltarusija ir Rusija. Jos nebėra energijos tiekėjos šiame regione, tačiau jos tapo realia arba potencialia fizinė grėsme energetikos infrastruktūrai, tiek jūroje, tiek sausumoje. Šiam energetikos politikos aspektui skiriama palyginti daug dėmesio, tačiau nėra iki galo aišku, kaip jau priimtos priemonės dera su bendra šalies infrastruktūros apsauga nuo oro išpuolių ir sabotažo. Tad štai čia, mano galva, ir esame. Staigių pokyčių akivaizdoje, su pasenusia energetikos politika, galva keliančiais populistais ir besislenkančių geopolitinių tektoninių plokščių sūkuryje. Manau, kitais metais nepritrūksime ką apžvelgti. Šiam kartui tiek. Kaip minėjau, jei apžvalgas labiau mėgstate skaityti, o ne jų klausytis, galite jas visas, taip pat ir šią, gauti ir skaityti raštu. Jei naudojate Substack platformą, naujienlaiškius rasite ir ten. Visos nuorodos tinklalaidės aprašyme. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.